2010 m. birželio 22 d. Taikomosios dailės muziejuje vyko kito varianto sezono uždarymo šventė. Jau antrus metus vykstančiame renginyje savanoriai, mokiniai bei rėmėjai turėjo galimybę pabendrauti tarpusavyje, pasiklausyti įdomaus koncerto. Antrojo sezono uždarymas paliko šypsenas dalyvių veiduose ir įtikino, kad savanoriavimas yra ne tik naudinga, rimta veikla, bet ir linksma. Renginį pradėjo kito varianto įkūrėjas ir vadovas Tomas Kaulinskas. Taip pat kalbas pasakė kito varianto lektoriai, jų mokiniai. Po kalbų sekė muzikinio kvarteto Art Vio koncertas pavadinimu Nuo baroko iki roko. Iš tikrųjų visų pirma, ačiū muziejaus direktoriui už tokią tikrai puikią progą antrą kartą padaryti savo mokymo sezono uždarimą. Tikrai, kaip minimum, nuostabioje aplinkoje. Ačiū Jums, kad atėjot, kad nepabūgot tokio pakankamai nemalonaus oro už lango, nes buvo tokių, kurie pasižiūrėjo per langą ir sako, ne, geriau neįsim, pasėdėsim saugiai namie prie televizoriaus. Baigėsi dar vieni mūsų mokslo metai. Kadangi proga yra tokia, tai ko gero logiškiausia būtų truputėlį pasižiūrėti atgal ir pasižiūrėti į priekį. Ką mes padarėm kaip lektoriai, ką padarė mūsų mokiniai, ką mes nuveikėm kartu su savo partneriais ir ką mes planuojame daryti toliau. Būtent į mokymų sferą, į tas lektorių plonybės daugiau įsigilins Monika, kuri vadovauja visai gausiai lektorių armijai. Aš truputėlį pakalbėsiu apie kitą variantą, apskritai, kas įvyko per šiuos metus ir kuo jie skiriasi nuo pirmųjų. Tai lygiai taip pat kaip žmonės, taip pat ir organizacijos, jos auga, bręsta, tik tai organizacijos auga ir bręsta truputėlį greičiau. Tai pirmieji mūsų metai buvo tokie daugiau šėlionių, tokie revoliuciniai iš serijos, kai susibūrė kokią nors nevyriausybinę organizaciją, turi ten didelį revoliucinį tikslą, viską, kas buvo iki jų išgriauti, sulyginti su žeme, po to galvoti, ką čia tokio naujo pastačius. Tai mūsų pirmieji metai jie buvo tokie truputėlį revoliuciniai. Per antruosius, per šiuos mokslo metus, iš tikrųjų pasimatė, kad tiek organizacija, tiek patys savanoriai esantis organizacija iš tikrųjų subrendo. Ir pradėjo į daugelį dalykų žiūrėti truputėlį kitaip. Ir tai yra smagu, nes šitie antrieji mokslo metai, jie buvo tokie brandesni, ta prasme, kad mes jau nebuvom tokie karingi, nenorėjom čia visko griauti, lyginti su žeme ir po to galvoti, ką daryti, o pradėjom žiūrėti, kaip pagerinti, kaip savo pavyzdžių įtakoti, kaip parodyti pavyzdį, kaip būti rimtesniais, brandesniais, ir tai yra labai gerai. Nes iš tikrųjų šitie metai parodė, kad, kaip ir kalbėjom per gimtadienį, užsitarnavom gerą vardą savo darbais. Šitie metai parodė, kad žmonės, kurie yra organizacijoje nuo pradžių, surado savo vietą, surado savo rolę, surado tos darbus, kurie patinka. Šitie metai parodė, kad atėjo nauji, brandesni žmonės, nes iš tikrųjų irgi pasimatė, kad tas skirtumas tų pirmųjų metų ir tų antrųjų metų, kad labai smagu, kad ateina žmonės su patirtimi, kurios mums reikia. Labai smagu, kad ateina žmonės pasiryžę rimčiau pasižiūrėti veiklą, ko irgi kartais reikia, ypač kai tie darbai būna nelabai patrauklus, nelabai įdomus. Tai tiesiog visa organizacija auga, visa organizacija bręsta. Jeigu pasižiūrėti į priekį, ką planuojam padaryti per sekančius mokslo metus, tai ko gero vienas iš svarbiausių dalykų būtų socialinio tinklo plėtimas. Jeigu kalbant plačiai organizacijos prasme, kadangi akivaizdu, mūsų tikslai, tie 5-mečio planai, jie yra tikrai dideli ir mes vieni, kad ir kokie šaunus, kad ir kokie smagus būtume, mes to nepadarysim. Reikia partnerių, reikia draugų, reikia kolegų, reikia ekspertų pagalbos. Nes tik darydami kartu galim nuveikti ir galim turėti tikrai apčiuopiamus permainas. Nėra prasmės, nėra reikalo čia girtis visiems, kad esame vieninteliai, nepakartojami ir čia būsim tokie šauniausi, nuostabiausi. Tai neefektyvu.
darant kartu, va čia yra įdomus reikalas. Tai iš tikrųjų daug pastangų dėsim, kad į tą mūsų veiklą įtraukti dar daugiau žmonių, dar daugiau partnerių, dar daugiau organizacijų. Kitas dalykas, kas irgi bus labai svarbu, labai reikalinga, tai plėtra. Kadangi pirmieji, antrieji metai buvo Vilnius, Kaunas, Klaipėda, ypač dėl Kauno labai smagu, kad per šiuos metus Kauno kitas variantas tikrai Kauno širdžiai užaugo. Ir užaugo ir tapo tikrai puikiu pavyzdžiu ir Vilniui, tame tarpe tikrai. Ir tikrai bus ko pasimokyti ir kitiems miestams, kurie prisijungs prie tos veiklos, ką mes darome. Aišku, nesame idealūs, ne visi dalykai, kuriuos pradedam, baigėsi gerai. Čia paprastai visi sustoja ir gyrėsi, kaip čia yra tas gerai, kaip anas gerai, kaip trečias gerai. Taip per šitos metus buvo ir daug klaidų, buvo daug projektų, daug veiklų, kurias pradėjom tikėdami, kad tai veiks, manydami, kad čia viskas pasiseks ir bus labai smagu, bet ne visur, nesame idealūs. Mes mokom mokinius, bet mes lygiai taip pat mokomės ir patys. Ir čia netgi, sakyčiau, yra ko didžiuotis. Ypač, kad žmonės, kurie dalyvauja veikloje, tą dalyką supranta. Nes efektyviausios mokyklos, geriausios mokyklos, kaip rodo pasaulio praktika, tai yra tos vadinamos besimokančios mokyklos, kur mokytojai auga kartu su savo mokiniais. Tai žiūrint dar į sekančių metų perspektyvą, va tų žmonių šalies įtraukimų iš tikrųjų bandysim užmegzti kontaktus su universitetais ir prisitraukti žmonių, kurie norės atlikti praktiką. Tam tikrų specialybių, psichologijos, edukologijos, socialinių mokslų ir taip toliau. Kas irgi, manau, duos tikrai didelį pliusą visai mūsų veiklai. Ir vėlgi per tą pačią socialinę partnerystę. Ir, aišku, aš labai tikiuosi, kad ateis dar daugiau žmonių, rimtų žmonių, kurie turi ne tik tą nuogą, gerą entuziazmą, kurio kartais ne visada pakanka, bet ir tą pakankamą brandumą ir suvokimų lygį, kad reikia veikti kryptingai ir nusekliai. Kalba turėjo būti truputėlį ilgesnė, tam renginio organizatoriai išskyrė 15 minučių, bet miego trūkumas, jisai daro savo juodą darbą, tai nenorėdamas pasakyti ko nors, kas po to galėtų būti panaudota kaip kompromatas, čia net porą kamerų. Kol kas sakau tiek, iš tikrųjų ačiū, kad suradot laiko, ačiū, kad esate čia kartu, kad darot kartu. Ir, kaip Gediminas sakė, perleidžiu žodį Monikai.